Aš kapitonas Lyzy iš Islandijos, kur gaminami Lyzy žuvų taukai. Sveika ir natūralu nuo gimimo. Laidą pristato internetinė parduotuvė zylutės.lt, sukurta vaikams. Keliaujame toliau. Prisipažinkite savo, ar mūsų vaikai pakankamai laiko praleidžia lauke vaikščiodami, ar kitaip fiziškai judėdami? Visai neseniai supratau, jog mūsų šeimoje tai yra problema. Todėl su sūnum Mantu mes kreipėmės į specialistus pagalbos. Visa informacija reportaže. Fizinis aktyvumas labai skirtingai suvokiama savoka. Vieniems tai pasivaikščiojimas laisvalaikiu gryname ore, važinėjimasis dviračiu ar mėgavimasis vandens procedūromis. Kitiems tai nuolatinis ir sistemingas kasdienis mankštinimasis. Vis dėlto, kaip besuprastume fizinį aktyvumą, visos jo formos tinkamos. Svarbu, kad jos teiktų džiaugsmą, nedarytų žalos ir taptų reguliaria ir suplanuota veikla. Būti fiziškai aktyviam svarbu kiekvienam iš mūsų, ypač vaikams. Tačiau prievartą versti mažuosius kasdien sportuoti negalime, nes tai turėtų būti veikla teikianti tik geras emocijas. Tačiau kaip tokį siekį įgyvendinti? Tėvai turi būti pavyzdys vaikams. Jeigu tėvai sportuoja, tai ir vaikas sportuos. Jeigu tėvai reguliariai mankštinasi, tai ir vaikas gal greičiau supras, kad fizinis aktyvumas tai yra daugiau nauda negu žala. Fizinis aktyvumas tai dalis sveikos gyvensenos, kurios laikantis ateityje galima išvengti įvairių lėtinių ligų, tokių kaip išeminė širdies liga, padidėjęs arterinis kraujospūdis, osteoporozė, netaisyklinga kūno laikysena bei ankstyvas raumenų jėgos sumažėjimas. Nuolatos sportuojant didėja sąnarių ir sausgyslių elastingumas. Fizinis aktyvumas yra svarbus dėl to, kad mažina emocinę įtampą, padidėja galvos smegenų kraujotaka, kas yra labai svarbu paaugliam. Jei vaikus skirstytume į grupes, tai net ir patiems mažiausiems iki 4 metukų vaikučiams įvairios mankštelės yra būtinos. Tai gali būti ropojimas, lipimas laiptais, įvairūs judrūs žaidimai. Vaikams nuo 5 iki 11 ir vyresniems nuo 12 iki 17 metų fizinio aktyvumo pratimai turėtų būti orientuoti į širdies kraujagyslių sistemą, skeleto raumenų stiprinimą, jėgą ir ištvermę bei koordinaciją ir pusiausvyrą. Didesnis dėmesys yra skiriamas pilvo raumenims, liemens raumenims, nugaros ir tik tai vėliau pradedama stiprinti viršutinė kūno dalis. Tai yra krūtinės raumenys, rankų raumenys, pečių juosta. Visoms vaikų amžiaus grupėms rekomenduojama fizinė veikla per dieną turėtų užimti ne mažiau nei 3 valandas. Bet ar taip yra? Ar tiek laiko mūsų vaikai būna aktyvūs, nesvarbu ar gryname ore ar patalpoje? Atsakymą turbūt žinome kiekvienas iš mūsų. Iš tiesų nepakankamai sportuojame, kad išvengtume dėl fizinio aktyvumo stokos atsirandančių ligų. Vaikai blogai miega, valgo, jaučiasi pavargę, sutrinka jų atmintis, nusilpsta raumenų sistema, dėl kurios blogėja tokios organizmo funkcinės savybės kaip ištvermė, jėga, lankstumas. Žinoma, tuomet ir ligos kaip bitės prie medaus limpa. Pasak specialistės, tėveliai turėtų atidžiai stebėti savo vaiką, ypač atkreipti dėmesį jo laikyseną. Vaikų turinčių netaisyklingą laikyseną tik daugėja, jaunėja ir jų amžius. Jei anksčiau medikams tekdavo dirbti su paaugliais, tai dabar mažieji pacientai yra ir pradinukai. Viskas prasideda nuo taisyklingos kūno laikysenos, kad laiku pastebėtų, kad paimtų vaiką, išrengtų. Jeigu yra kažkokie tai neaiškumai, kad kreiptųsi į šeimos gydytoją, į kineziterapeutą, kuris tinkamai įvertintų jų vaiko laikyseną ir jeigu reikia laiku pradėti koreguoti tą funkcinį sutrikimą, kuris nekoreguojamas gali pereiti į didesnius sveikatos nusiskundimus. Apžiūrėti savo vaiką tėveliai turėtų iš priekio ir iš nugaros. Žiūrint iš nugaros, plika akimi galima pastebėti, ar vaiko pečiai vienodame aukštyje, ar vienodi trikampiai atsirandantis tarp talijos ir rankų, šias laikant nuleista žemyn. Reikėtų atkreipti dėmesį ir į kojas, jų formą, patikrinti, ar keliai nėra pakrypę į vidų ar išorę. Iš priekio labai svarbu pasižiūrėti galvos padėtį, ar vaikas nelaiko ant kokios nors pakreipęs į vieną kokią pusę daugiau. Krūtinės ląstos forma labai yra svarbu, nes dabar padaugėjo rachito atveju. Taip pat kojų forma. Iš nugaros dar reikia pastebėti kulno padėtį. Jisai turi būti tiesiai, nerotuotas nei į išorę, nei į vidų. Mus konsultavusi kineziterapeutė vaikams nuo 5 iki 17 metų rekomenduotų bent 3 kartus per savaitę atlikti po kelis pratimus. Jei yra galimybė, ne 1, o 2 kartus per dieną.
Pirmasis pratimas skirtas kraujotakai stuburo kaklo, juosmens ir krūtinės dalyse suaktyvinti. Pratimas atliekamas stovint 4, taigi išsiriesdami judame aukštyn ir įdumbame. Tokią padėtį fiksuojame 5 sekundės. Judesius kartojame po 10 kartų. Šį pratimą analogiškai atliekame sulenkę rankas per alkūnes ir prigludę prie plokštumos. Antrasis pratimas skirtas stuburo kaklo, juosmens ir krūtinės dalių lankstumui. Jis atliekamas stovint 4, 10 kartų imituojant bangos judesį, pradedant nuo galvos, baigiant visų kūnų. Vėliau tikslinga atlikti stuburo tempimo pratimą, atsiklaupus ant 4 keičiant padėtis, po 3 kartus tiesiai į vieną ir į kitą pusę, kiekvieną padėtį fiksuojant po 5 sekundės. Po šių tempimo pratimų reikėtų atlikti dar vieną atsipalaidavimo pratimą raumenų įtampai sumažinti. Gulėdami ant nugaros per kelius sulenktas kojas pritraukiame prie krūtinės. Pratimas kartojamas 5-7 kartus, padėtį fiksuojant 15 sekundžių. Pratimą pilvo presui stiprinti reikėtų atlikti gulint ant nugaros. Vieną koją sulenkus per kelio sąnarį ir vieną ranką laikant už galvos, o juosmenį maksimaliai prispaudus prie plokštumos. Koją reikėtų kelti lėtai 45 laipsnių kampu. Tokioje padėtyje judesys fiksuojamas 10 sekundžių ir vėliau koja nesiekiant grindų leidžiama žemyn. Pratimas abiem kojom atliekamas 10 kartų. Nugaros ir dubens raumenims stiprinti pratimas atliekamas stovint ant 4, kojas pakaitomis pakeliant ir tiesiant atgal, išlaikant simetrišką dubens poziciją. Keičiant vieną ar kitą koją, užlaikant jas po 10 sekundžių, šis pratimas atliekamas 10 kartų. Kągi, tikimės, kad šie pratimai ir patarimai padės jūsų vaikui išlaikyti taisyklingą laikyseną ir išvengti daugelio ligų. O mes savo ruožtu norime palinkėti kuo dažniau būti gryname ore, mankštinti sporto salėje ar namuose ir kuo daugiau judėti, juk sportas sveikata.